Sveiki, mėly klausytojai, įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Su jumis sveikinuosi aš, tinklalaidės vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šio epizodo metu kalbėsimės apie mažos taršos zonas. 2023 m. kovą Seimas pritarė alternatyviųjų degalų įstatymo pataisoms, patikslindamas, kuriems miestams rekomenduojama nustatyti ir įgyvendinti mažos taršos zonas. Buvo numatyta, kad savivaldybių institucijoms derėtų nusimatyti mažos taršos zonas miestuose, turinčiuose kurorto arba kurortinės teritorijos statusą ar daugiau negu 50 000 gyventojų, atsižvelgiant į mažos taršos zonų nustatymo rekomendacijas valstybinių bei savivaldybių aplinkos oro duomenų savivaldybių teritorijose. Kokių tikslų siekiama mažos taršos zonomis, kokių sprendimų ketina imtis mažos taršos zonas nusimatančios savivaldybės ir kokios praktikos jau yra pasiteisinusios užsienyje, o galbūt jau ir Lietuvoje. Apie visą tai šiandien tinklalaidėje kalbamės su UAB Gaučia ir Ko architekte, darnaus judumo eksperte Marija Frolova. Sveiki, Marija. Labadiena. Susisiekimo ministerijos ateities susisiekimo politikos grupės patarėjų Kęstučiu Vanagu. Sveiki, Kęstuti. Sveiki. Bei Trakų rajono savivaldybės administracijos aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėju Šarūnu Žukausku. Sveiki, Šarūnai. Sveiki. Tai pačiai pradžiai pradėkime nuo pradžių, nuo esmės, kasgi yra tos mažos taršos zonos ir galbūt Kęstutį jūsų paprašysiu trumpai papasakoti ir pristatyti, o kolegas papildyti, jeigu kažko Kęstutis nepaminės. Tai kasgi yra tos mažos taršos zonos? Trumpai tariant, mažos taršos zonos iš esmės yra miesto teritorijos, kuriuose turėtų būti ribojamos taršiausios transporto priemonės. Ir tokios zonos gali būti ir apmokestinamos, ir neapmokestinamos, bet iš esmės pats galutinis tikslas tokios zonos turėtų būti eismo spūsčių mažinimas, aplinkos oro taršos gerinimas ir triukšmo taršos mažinimas. Tai čia būtų gal tokie esminiai tikslai būtent šitos priemonės. Tai iš esmės tai yra tiesiog teritorija, į kurią turėtų būti ribojami patys taršiausi automobiliai ir kitos transporto priemonės. Kokie yra tie patys taršiausi automobiliai, ar ne? Turbūt pirmiausia mes įsivaizduojam sunkvežimius, bet ar tai yra seni galbūt automobiliai kažkokie, tai ar yra specifiniai kažkokie išskiriami reikalavimai, kokiegi tie automobiliai tokiose zonose turėtų nevažiuoti? Iš esmės, transporto priemonės dažnai yra klasifikuojamos ir turi tokius vadinamosius, bent jau Europoje, euro taršos emisijos standartus. Tai būtent jie atspindi iš esmės ir pačias išmetamasias dujas ir kitas dalytes ir medžiagas taršias. Tai dabar mes turime jos 6 standartus, tai nuo euro 1 iki euro 6. Ne visos transporto priemonės, pavyzdžiui, motociklai neturi euro 6, turi tik tai euro 5, bet iš esmės motociklai, sakykime, yra mažiausiai taršios transporto priemonės, kaip būtų, nepaisant to, kad kelia galbūt didelę triukšmo taršą, bet iš esmės kalbant apie pačią aplinkos taršą, tai yra gana mažai taršios transporto priemonės. Bet kas liečia, apskritai taršumą, tai natūralu, jau dažnai ir girdime tai, kad dizelinės transporto priemonės šiek tiek yra taršesnės negu benzino variklį turinčios transporto priemonės. Kas liečia ir sunkvežimius autobusus, tai natūralu, kad irgi tas senumas dažnai koreliuoja su būtent ta tarša. O kas liečia automobilius, dabar taip gal priimtina, sakykime, yra, kad tarsi euro 5 ir euro 6 standartai, tai čia gaunasi automobiliai pagaminti nuo 2011, jeigu neklystu, dabar galiu gal suklysti, per metus iš esmės yra laikomi jau mažiau taršus, o visi iki euro 5 standartų turintys automobiliai yra laikomi gerokai taršesni pagal savo tas išmetamasias dujas. Ar tiems, kurie nėra matę arba nežinojo, kad buvo mažos taršos zonoje, galbūt galite pateikti pavyzdžių, kur galima pamatyti tą mažos taršos zoną ir kuo jis skiriasi, galbūt pėsčiajam ją einant arba tiesiog bevaikštant tokia gatve, ką gali pastebėti, kuo jis skirsis nuo įprastos gatvės, tarkime. Tai kalbant apie Lietuvą, dabar turime mažos taršos zonas Kaune, arba kaip jie vadina, sumažintos taršos zona esanti Kaune senamiestyje. Tai iš esmės pačios zonos tikslas yra, šiek tiek jų tikslas yra galbūt kitas, negu mes galim pamatyti Europoje, nes Kaune iš esmės siekima labiau sumažinti yra tranzitą automobilių, tai reiškia transporto priemonių, nes iš esmės už patį įvažiavimą į zoną yra taikomas mokestis 2 eurų, bet pavyzdžiui tas pats mokestis gali būti ir panaudotas, jeigu tu parkuosiesi būtent Kauno sumažintos taršos zonoje. Tai taip ne visai galbūt yra
ta tokia pilna mažos taršos zona, kokias mes galime matyti užsienyje. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie užsienį, kur, natūraliai gal galima pastebėti šiek tiek tų ir tokių didesnių ir platesnio masto zonų, tam pačiam, pavyzdžiui, ar Londone, kur iš esmės dabar yra taikoma tokia jau labai super stipri mažos taršos zona, kur iš esmės visi automobiliai turi, susimokėti tam tikrus mokesčius, jeigu nori važiuoti, o ypatingai taršus net negali važiuoti ir jiems iškart yra skiriamos baudos ir tam tikrų išlygų yra tik taikoma tik tai elektromobiliams, ir kai kurioms kitoms išimtims. Bet iš esmės tokioje zonoje, turbūt galima pastebėti, kad ir pati aplinkos oro tarša yra geresnė ir taip fiksuojama, bent jau tai tyrimai rodo, kur mažos taršos zonos yra įgyvendintos. Yra ir triukšmo lygiai gerokai mažesni, eismo spūstys yra daug geriau optimizuotos ir natūralu, kad galbūt šiek tiek nusikreipia srautai ir ta tarša šiek tiek persiskirsto ir galbūt niekur nedingsta, bet tai irgi yra vienas iš rezultatų. Būtent tą zoną iš tam tikrų taršiausių miestų vietų perskirstyti į kitas miesto zonas. Tai norisi ir klausyti, bet aš šiek tiek naudas jau šiek tiek užsiminė Kęstutis, galbūt Šarūnas galėtų papildyti iš tos aplinkosauginės pusės ir gyventojų naudos. Tai ar yra kažkokių tyrimų ir duomenų, tai kokiagi vis dėlto yra nauda tų mažos taršos zonų? Ką mes matom, ką šiek tiek Kęstutis jau paminėjo, kad ta oro tarša yra šiek tiek fiksuojama mažesnė ir panašiai. Tai kokios yra tos naudos ir kokie yra pagrindiniai tie tikslai, kurių yra siekiama įgyvendinti būtent su tomis mažos taršos zonomis? Tai mažos taršos zonomis turbūt pagrindinis tikslas ir yra, kaip ir Kęstutis minėjo, eliminuoti tam tikrą transporto rūšį, turėti geresnę oro kokybę, sumažinti triukšmą. Tai lygiai tokiu pačiu keliu ir ta pačia idėja vedinėjo eina ir trakai. Iš esmės, trakai, kaip žinia, yra pusiasalis ir labai maža teritorija ir tuo pačiu yra viena turistiškai traukiamiausių vietų Lietuvoje. Ir čia labai daug kelių ir transportas susiduria būtent tiek vietos gyventojų, tiek svečių. Todėl tai yra labai svarbu. Vis tiek mes vienu momentu pasiekėme tam tikrą kritinę masę ir turime galvoti, kaip neužgožti to, ką turime savo gyvenamojame aplinkoje. Tai mažos taršos zona iš esmės leidžia turėti švaresnę aplinką ir tuo labiau, kaip mūsų atveju, turistui patrauklesnę aplinką. Ir iš tiesų, man atrodo, mes kai dažnai pagalvojame apie tokias lankytinas vietas arba kurortus, ką aš paminėjau ir laidos pristatymę, kad kurortams arba kurortiniam teritorijų statusą turinčiams savivaldybėms rekomenduojama yra šitas zonas turėti, kad iš tiesų tokie trakai, tarkime, palyginus mažas miestas ar ne, nedaug gyventojų, bet staiga ypatingai šiltuoju sezonu, labai daug žmonių, ypatingai savaitgalį suvažiuoja ir tada turbūt galima net ir pajausti tą, ir gyventojai turbūt pajaučia ir oro užterštumą, ir triukšmo ar ne pagausėjimą, tai turbūt tie mažieji miestai, kurie įprastomis dienomis šaltojų sezonų tokio eismo nesulaukia, štai savaitgaliais vasarą, netikėtai tas srautas labai padidėja, nors kaip ir gatvės gal tam net ir nėra labai pritaikytos, ar ne, Trakų pavyzdys. Iš esmės taip, jeigu mes imtume piko metus, ypač miesto šventes, mes tikrai praeitais metais irgi turėjome atveju, kai natūraliai visi norim atvažiuoti šventę, patogiai ir kuo arčiau centro, bet tuomet kyla tokios spūstys. Iš esmės, kaip mes vadinamėm, mazgu, kurį paskui sunku išpainioti. Tiesiog visi stovim valandą, 2, nes nei pirmyn, nei atgal negalim pajudėti. Todėl trakai turi strategija būtent išskaidyti tą būtent transportą į periferijas ir pagrindinis tikslas yra tas būtent tranzitinis transportas nereikalingas, kuris neturėtų kirsti pačio senamiesčio. Aš ir norėjau paprašyti, kad patikslintumėte, tai gal galite šiek tiek detaliau papasakoti, tai kaip atrodo tada, ar ne, kokie tie pokyčiai ir kaip tada tiems svečiams atvykstantiems turistams patekti į Trakus. Ir tada fokusas išlieka traukiniu, nes tarkime iš Vilniaus į Trakus, tai tikrai labai paprasta ir pigu ir patogu atvykti traukiniu ar viešoju transportu. Bet kokios tada yra alternatyvos ir kaip atrodys tada Trakai būtent su ta mažos taršos zona?
Tai taip, čia laukia ypatingai daug darbo, kadangi pačią idėją turi pasivyti ir infrastruktūra. Tai yra sunkiausia dalis. Ir tam reikia laiko, tam reikia investicijų. Iš esmės, ką mes matome ir esame padarę, Trakuose jau dabar yra įgyvendinant darnaus judumo planą, įkurta humanizuota Karaimų gatvės dalis, kur prioritetas yra skiriamas pėstiesiems. Eismas yra stipriai apribotas būtent specialiaisiais kelio ženklais. Ir sudarytos sąlygos pravažiuoti patiems gyventojams, aptarnaujančiam transportui, tačiau ir čia yra tam tikrų niuansų, kurios laikui bėgant turime išspręsti, nes sistema jokia nėra ideali ir ją reikia tobulinti nuolatos. Taip ir Trakams, taip, mes turime atvykimą geležinkeliu, turime atvykimą viešuoju transportu. Trakai taip pat įkuria papildomas automobilių stovėjimo aikšteles periferijose. Vyksta dabar projektas šalia Trakų Arakalnio sutvarkymas, kur bus pastatyta didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Tai iš esmės ta infrastruktūra ateina ir mes tarsi žingsnis po žingsnio galim ne tik planuoti kažkokios gatvės galbūt dalies ateityje uždarimą, tačiau ir didesnės teritorijos sutvarkymą taip, kad visiems būtų patogu atvažiavus, kad ir į tą periferinę aikštelę. Jau praeitais metais irgi veikia būtent miesto maršrutinis autobusas elektrinis, kuris nuolatos kursavo tarp tų aikštelių. Tai kaip sakant, po žingsnelį einame link to, kad tai būtų patogu neįvažiuoti į centrą, palikti savo automobilį šalia Trakų, atvažiuoti šalia Trakų su geležinkeliu ir patogiai pasiekti, pasirenkant vandens, sausumos transportą ir pasiekti lankomus tuos objektus. Marija, šiek tiek Šarūnas užsiminė apie humanizuotas gatves, man norisi šiek tiek pakalbėti apie tos dizaino sprendimus, kurie gali padėti gatves sugrąžinti pėstiesiems, sumažinti juose eismą, natūraliai, pasitelkiant kažkokius tai unikalius dizaino sprendimus. Aš esu skaičius, man pasirodė labai įdomu, kad jeigu grindinys, kuriuo važiuoja automobiliai, yra padaromas toks kaip pėsčiųjų tako, tai natūraliai vairuotojui sudaro įspūdį, kad tu važiuoji gatve, kuri priklauso pėstiesiems, sumažini greitį, rečiau pro tą gatvę važiuoji, suprasdamas, kad tai yra vis dėlto gatvė, kurioje karaliauja arba pirmumą turi pėstieji, dviratininkai ir panašiai, ar ne? Tai buvo kaip pavyzdys. Tai kokie tie dizaino sprendimai gali prisidėti prie tų mažos taršos zonų plėtros ir sumažinti eismą tokiose vietose, ypatingai kurortinėse teritorijose, kur tų pėsčiųjų daug ir norisi jiems suteikti galimybę judėti laisvai, patogiai ir saugiai. Tai pritarčiau, kad tokie dizaino sprendimai veikia, bet pirmiausia, turbūt mažos taršos zona ir yra ta priemonė, su kuria mes galėtume sumažinti iš viso tą automobilių srautą į teritoriją, kadangi mes apribojame arba apmokestiname tam tikrą dalį transporto priemonių ir kažkuriai daliai arba jau nebeįmanoma įvažiuoti, arba tiesiog nebepatrauklu įvažiuoti. Ir tuomet, kai turime jau tuos mažesnius transporto srautus, galime mąstyti apie įvairiausius sprendimus, tokius kaip bendros erdvės, galbūt pėsčiųjų gatvės, dviračių gatvės ar panašus dalykai. Ir šiais atvejais taip, dizaino sprendimai yra labai svarbus, kadangi trinkeliais išklojus gatvę, tai psichologiškai jau yra pėsčiųjų teritorija ir automobilis įvažiuodamas į tą teritoriją, jis jaučiasi nebe savo erdvėje, o svetimoje erdvėje, kurioje pėstysis arba dviračių gatvėje dviratis yra šeimininkas. Ir tuomet automobilis kaip ir turi laikytis to ir greičio režimo ir, užleisti, duoti prioritetą tiems kitiems eismo dalyviams. Tai iš tikrųjų tų dizaino sprendimų yra įvairiausių ir kaip ir Trakų atveju jau yra tam tikri dizaino sprendimai įgyvendinti, tai ir klombos, ir suoliukai įrengti važiuojamoje dalyje. Ir kadangi ten dabar yra apribotas tas automobilių įvažiavimas, tai iš tikrųjų šie sprendimai būtent važiuojamoje dalyje yra įmanomi dėl to, kad eismo srautai sumažėjo. Jeigu mes tiesiog nuspręstume, kad dabar dizaino sprendimais
paverčiame tą gatvę tiesiog bendro eismo, tas nesuveiktų, nes automobiliai bet kuriuo atveju važiuotų. Jiem nebūtų labai patogu, bet jie vis tiek važiuotų, srautas būtų per didelis ir būtų nepatogu ir automobiliais važiuojantiems, ir tiems patiems pėstiesiems ir dviratininkams. Kiek žinau, dabar irgi yra tam tikri niuansai vien dėl to, kad ribojimas yra vykdomas tik ženklais, nėra kažkokių ribojimo užtikrinimo priemonių, nežinau, infrastruktūrinių. Tai dėl to kartais iš tikrųjų yra ir esant ribojimams problemos su gan dideliu automobilių srautu, bet vėlgi trakai dėl to ir galvoja apie mažos taršos zonos su kažkokiais patobulinimais, užtikrinimu tų sprendimų laikymosi, kad tiesiog sudaryti tas sąlygas jaustis kurortinėje teritorijoje patogiai tiems kurorto lankytojams arba gyventojams, o ne tiesiog automobiliams, kurie atvyksta savo patogumui į pačią miesto širdį. Norisi šiek tiek ir pakalbėti apie gyventojus ir jų požiūrį į mažos taršos zonas ir kaip reikėtų su jais kalbėtis, iškomunikuoti ir parodyti šitų zonų naudą. Tai galbūt dar šiek tiek, Marija, prie jūsų pasiliekant, kaip jums atrodo, kaip reikėtų šitą temą pateikti gyventojams, kad jie matytų daugiau naudų, negu, iš karto galėtų gyventojas pagalvoti, tai čia aš negalėsiu kažkur važiuoti, man čia tada tolimesni atstumai, įvairiausio kažkokio tokio išankstinio nusiteikimo gali atsirasti. Tai kaip vis dėlto komunikuoti, kad gyventojai palaikytų tokias zonas ir matytų jų naudą? Iš tikrųjų, turime gana gerą pavyzdį iš kaimyninės Lenkijos visai nesenai įvykusi. Tai Varšuva ir Krokuva. Varšuvos atveju jie turėjo tokią labai sausą komunikaciją, jie labai taip pažingsniui ėjo link mažos taršos įgyvendinimo, tiesiog, kaip planuotojai, rengėjai, politikai ir panašiai, jie tiesiog vykdė savo darbą, jie suformavo tam tikrą zoną, jie nusprendė, kad ji jau yra baigta, turėtų būti įgyvendinta, turėtų būti ribojimai įvedami ir jie turėjo tikrai labai didelį nepasitenkinimą iš gyventojų, iš tam tikrų nevyriausybinių organizacijų. Vienu žodžiu, iš įvairiausių pusių jie turėjo labai daug neįgiamos tos reakcijos, žmonės buvo nepatenkinti ir teritorijai, ir sprendimais, kurie buvo įgyvendinami. Ir nors tas projektas buvo padarytas greitai ir įgyvendintas laiku, jie turėjo tikrai neįgiamą rezultatą to visuomenės priėmimo klausimų. Krokuvos atveju jie taip pat rengėsi savo mažos taršos zoną. Jie prisitraukė labai daug nevyriausybinių organizacijų vyriausių į tą procesą, kad susirinkti įžvalgas, ko reikia įvairiausiams visuomenės atstovams, įvairiausiams grupėms, kokie yra lūkesčiai, kas turėtų būti sprendžiama, kaip turėtų būti sprendžiama. Ir prisitraukė tas nevyriausybinės organizacijas, jie iš tikrųjų įgavo labai didelį jų palaikymą ir labai didelę sklaidą, paaiškinimą, kas čia vyksta ir kodėl čia vyksta būtent per tas nevyriausybinės organizacijas. Taip pat, kai jie parengė teritoriją, jie irgi išėjo į visuomenę, jie gavo atsakymą iš visuomenės, kad teritorija nėra tinkama, kažkokios ribos nėra korektiškos ir jie į tai atsižvelgia ir jie tvarkė tuos savo sprendimus pagal visuomenės pastabas ir galų gale toks vienas iš inovatyvesnių sprendimų, tai jie skyrė lėšų nuomonės formuotojams, būtent per socialinius tinklus ir jie tikrai vykdė tą sklaidą ir per socialinius tinklus, kas tai yra mažos taršos zonos, kodėl jos reikalingos, kokie yra tikslai, ko gali tikėtis gyventojai, dviratininkai, pėstieji, įvairiausi miesto gyventojai svečiai, įvairiausi miesto infrastruktūros naudotojai, erdvių naudotojai. Ir iš tikrųjų jų atveju palaikymas buvo tikrai didelis ir tas rezultatas buvo tikrai daug sėkmingesnis rezultate. Kęstuti, dar ir jūsų paprašyčiau papildyti panašus klausimas, tik tai atrodo, dažnai, kai mes kalbam apie aplinkai draugiškus sprendimus, žinoma, pirmiausia, turime omenyje, kad tai ir žmogaus sveikatai bus naudinga ir gyvenimo kokybei bus naudingi sprendimai, ar ne? Laidos pradžioje mes kalbėjome, oro taršos mažinimas, pirmiausia, tai yra tiesiogiai gyventojų sveikatos, ar ne? Dėl gyventojų sveikatos priimami yra tie sprendimai, bet vis dėlto, kai tokie sprendimai yra priimami, mes susilaukiam kažkokio pasipriešinimo. Gyventojai
tarsi nemato naudos, ilgalaikės ir trumpalaikės tokiuose kartais sprendimuose, mano, kad čia yra kažkokie juos apribojantys sprendimai, apsunkinantys jų gyvenimą. Tai kaip kalbėti su visuomenė ir ar yra kažkokių tai sprendimų, užsienyje ar Lietuvoje, kurie pasiteisino, kad gyventojai pamatytų vis dėlto tą naudą, o galbūt ir savivaldybės išgirstų gyventojų poreikius, susiburtų, kalbėtųsi su jais ir ieškotų efektyviausių sprendimų. Na tai Marija jau gerą labai pavyzdį paminėjo tą ir gerąją praktiką, ir blogąją praktiką, ar ne, kaimyninėje Lenkijoje, Krokuvoje ir Varšuvoje. Tai iš tiesų, kaip bebūtų, ta komunikacija labai visada svarbi yra, ypatingai su tokiais sprendimais, kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti tarsi kaip botagas ir nėra jokios morkos. Ir dažnai taip gali atrodyti ir gyventojams, kuriems, ir žmonėms dažnai yra taip, ar ne, kad jei kažko nežinai, tai ir bijai ir tada ir atmeti, ar ne? Tai tada dėl to ir reikalinga yra ta komunikacija su visomis grupėmis gyventojų, tai būtų ir reiktų komunikuoti ne tik su tais gyventojais, kurios palies tą zoną tiesiogiai, ką ir girdžiu, tarkim, ir Europoje važiuojant į susitikimuose darbo grupių Europos komisijoje, pavyzdžiui, kad, klaida yra tai, kad dažnai miestai žiūri ir komunikuoja tik su gyventojais, pavyzdžiui, jiems pritaiko, tarkim, išimtis, bet pamiršta, kad apskritai zona juk naudojama yra juk viso miesto, ne tik gyventojų, dėl to ir yra būtina, kaip Krokuvos pavyzdžiui, įtraukti ir nevyriausybinės organizacijas, kad būtų daugiau palaikymo ir kitas socialinės grupės ir su visais šnekėtis. Tai be abejo, tai dažnai ir atima laiko ir noro ir tai turi pavežti miestai dažniausiai patys ir kartais nueinama tuo paprastesniu, greitesniu keliu, kaip pavyzdžiui Varšuvoje buvo, tačiau tai nėra efektyvu dažnai, nes susilaukia man labai didelio pasipriešinimo. Ir pavyzdžiui, kalbant, tarkim, apie tą botagą, tai galbūt dažnai reikia galvoti apie tą morką, pavyzdžiui, gal, nereiktų taip, kaip neseniai vienas miestas, neįvardinsiu dabar Lietuvoje, pakėlė viešojo transporto kainas tam tikrais mokesčiais, bet iš principo, nesuteikia tarsi gyventojams morkos jokios, pavyzdžiui, neatsižvelgia galbūt, kad kartu su kažkokiais padidintais mokesčiais ateitų ir kažkokios dar papildomos naudos, tarkim, viešojo transporto atnaujinimas kažkoks arba kažkokio projekto dar kitas paskelbimas ar panašiai. Tai tas pats galėtų būti galbūt ir su mažos taršos zonomis, kai miestai galbūt pradeda jau tą komunikaciją su gyventojais ir to pačiu atsižvelgia galbūt ko trūksta, ar ten viešojo transporto pataisimų, patobulinimų, ar elektromobilių stotelių, pavyzdžiui, krovimo punktų, ar tarkim kažkokių dviračio takų naujų, pėsčiųjų pritaikymo labiau, ar dalymosi paslaugų galbūt pritraukti verslų. Tai turi eiti turbūt paraleliai ir tam ir yra reikalingos tos diskusijos su įvairiomis suinteresuotomis miesto grupėmis. Jūs laidoje pradžios paminėjote Kauno pavyzdį, kaip vieną pirmųjų įgyvendinusių tą mažos taršos zoną. Ko galima būtų pasimokyti iš Kauno patirties, kas yra kažkokie teisingi sprendimai, galbūt lengvai integruojami, į kuriuos galėtų atsižvelgti ir panaudoti ir kitos savivaldybės, kur galbūt kažkokios klaidos buvo padarytos arba kažkokiais sunkumai susidurta, kad kitoms savivaldybėms tas perėjimo procesas būtų lengvesnis ir efektyvesnis. Gal aišku, sunku šiek tiek ir kalbėti už Kauno miestą, vis tiek jie turbūt geriau galėtų pakomentuoti, bet vis tiek gal kiek teko girdėti iš šalies, gal ir pasišnekėjai su jais, tai tokia gal labiau mano nuomonė čia būtų asmeninė, kad tik tai neišreikšti, kad tai yra kažkaip Kauno pozicija ar panašiai. Tai iš šalies gal atrodė truputį, kad to pokalbio buvo su visuomenė, bet vis tiek gavosi, kad šiek tiek buvo bandoma turbūt ir užskubėti iš šalies žiūrint ir galbūt per mažai viešinama. Taip, buvo bendraujama, kaip ir minėjau, kaip miestai daro, kad pabendrauti ir su tais gyventojais, kurios tiesiogiai palies zonos, buvo kalbama su verslais, kurie yra toje zonoje, tai kadangi senamiesčio zona, tai yra ir nemažai restoranai, ir viešbučiai, ir kitos paslaugos, tikrai didelė santalka, tai su jais buvo bendraujama ir kalbamasi, bet iš esmės buvo šiek tiek nuošaly paliekamos visos tos grupės, kurios galbūt yra gyventojai už zonos ribų, ar kažkokios kitos suinteresuotos grupės, kuriams galbūt reikia patekti į tą zoną. Bet kita vertus, tikrai reikia ir pagirti miestą, kad jis pirmasis vis tiek Lietuvoje ryžosi pabandyti šią priemonę ir net nebejoju, kad tikrai ateityje ir tobulins, nes ir pavyzdžiui, kadangi teritorijoje yra nemažai mokyklų ir ypatingai darželių, vaikų darželių, tai numatytos šalia buvo ir, tarkim, stovėjimo automobilių vietos aikštelės, kur, tėvai, pavyzdžiui, gali palikti, tarkim, ir mažus vaikus nuvesti, kiek ten būtų, ar 500 ar 600 metrų ir, nereikėtų važiuoti tą senamiestį, tai
Taip pat gal geras dalykas, kad Kaunas iš karto planuodamas mažos taršos zoną iš karto numatė ir tos sekančius etapus ir bent jau atrodo, kad tikrai ryžtingai ateityje tikrai planuoja plėsti tą zoną ir jau kalbas ir su tais gyventojais tose zonose, kuriuose gyvens ir tai turbūt atneša vaisių. Vat girdėjau, kad tikrai gyventojai, kai jie yra įtraukiami ir jie pradeda daugiau suprasti apie tą zoną, sužinot, kad tai nėra kažkoks didelis baisūnas, siaubūnas, jom tada atrodo, daug viskas patraukliau. Nereikia kartais net toli žiūrėti, pavyzdžiui, buvo Vilniuje, tarkim, susisiekimo ministerijos ofisas yra Gedimino prospekte ir būtent, pavyzdžiui, pavyzdys iš asmeninės patirties, kad langai mano yra Gedimino prospekte ir darbo eilinę dieną, tai yra iš tiesų didžiulis triukšmas, dažnai viršijamas greitis, didelė oro tarša susitelkia tarp pastatų, nes nėra, kaip čia sakykime, nėra jokio tokio skersvėjo pakankamo, tai reiškia ir tas per langą ateina ir darbuotojams ir panašiai, ir triukšmas yra didelis, kuris neįsisklaido. Ir turėjom užpraeitą savaitgalį Kaziuko mugę, pavyzdžiui, kai natūraliai yra uždaroma pati gatvė, yra tik tai toksai pėsčiųjų, dviračių, kioskų šurmulys ir iš karto jaučiasi ir tyliau, ir ramiau, ir mažiau tos taršos, ir smagiau visiems, ir pavyzdžiui, ir dirbantiems ofisuose šalia tokių gatvių, ir gyvenantiems tuo pačiu, ir tuo pačiu besilankantiems tokiose gatvėse, nes visi turbūt suprantam, kad Gedimino prospektas Vilniaus atveju turbūt nėra vieta, kur nėra vieta automobiliam ir tokiam eismui, kokį mes dabar turime. Tai taip apibendrinant, iš esmės, labai yra tas svarbu komunikacija ir miestam, nereikia to bijoti. Bet visi suprantam, kad tikrai tų iššūkių turbūt kils, nes tos diskusijos su gyventojais dažnai gali būti sudėtingos. Šarūnai, nuo ko reikėtų turbūt pradėti, ar ne? Įsivaizduokime savivaldybę, kuri pasiklausė šito pokalbio, išgirdo tas rekomendacijas ir supranta, nori prisidėti prie mažos taršos zonų to kūrimo. Tai kokie būtų tie pirmieji žingsniai? Kaip iš viso išsirinkti tas zonas, ar ne, kurios galėtų tapti mažos taršos zonomis? Viso miesto turbūt staiga nepaversime. Kaip pamatyti, kurios galbūt tos teritorijos turi tos probleminius taškus ir kaip išsigryninti tuos prioritetinius veiksmus, kuriuos reikia įgyvendinti pačioje pradžioje? Tai kai esi miesto savininkas arba gyventojas, tai manau, kad tai pakankamai lengvai identifikuojamos ir problemos ir vietos. Jeigu trūksta kažkokios informacijos, žinoma, visada galima organizuoti apklausas ir įtraukti visuomenę, apsibriežti tam tikras teritorijas. Bet įprastai, manau, problemos visada yra aiškios, tiesiog galbūt kasdien jos nematai tol, kol nepradedi nagrinėti ir žiūrėti į tai kitomis akimis. Tai taip ir su mažos taršos zona, kai ateini į tam tikrą teritoriją su tam tikrais tikslais, pradedi ieškoti tam tikrų identifikatorių, kurgi ta mūsų problema ir kas padarytų būtent gyvenimą toje vietoje geresnį, taikant būtent šitą priemonę. Tai manau, kad tai nėra sudėtingas dalykas. Toliau, kaip Marija minėjo, yra jau diskusijų klausimas su visuomenė, kokia ta zona pirminė, kokio jinai turėtų būti dydžio ir ko mes tada siekiam ateityje, koks sekantis bus etapas. Nes mažos taršos zona, jeigu mes taip kalbėtume apie pirmąją etapą, tai pasibaigus jam prasideda antras etapas ir tolimesnis siekis. Tai nemanau, kad pirminiam etapui pasirinkti tam tikrą teritoriją yra sudėtinga. Tai paprastai miestai apie tai žino. Marija, pabaigai norisi šiek tiek apie tą ateitį, ar ne, pareflektuoti, kaip galėtų atrodyti tie mūsų didieji miestai, ypatingai tie, kurie šiuo metu garsėja to dideliu eismu. Mes šiek tiek kalbėjom apie Varšuvos, ar ne, pavyzdį, tas pats Londonas, kur tikrai mes įsivaizduojam didžiulius mašinų srautus, ir tas pats Vilnius, jau mūsų sostinė, ar Kaunas tikrai susilaukia to didelio eismo ir triukšmo. Tai ar įmanoma įsivaizduoti tos didžiosius miestus, kur vis dėlto ne kažkokios nedidelės teritorijos, bet galbūt didžioji miesto dalis būtų mažos taršos zona, ar ne? Ar tai yra įgyvendinama, ar yra užsienyje pavyzdžių, kur šitie projektai išaugo jau į didesnį mastą ir vis dėlto visi miesto svečiai atvykstantis ar į darbą, ar į mokyklą, ar tiesiog aplankyti miestą, atvyksta viešuoju transportu, pėsčiomis, dviračiais ar kitais būdais, vis dėlto palikdami automobilius kažkur užmiesčio teritorijos. Tai kiek tai yra įgyvendinama ir ar jau turime tokių pavyzdžių?
na, kaip ir minėjote, užsienyje tikrai turime tokių pavyzdžių, kurie sėkmingai funkcionuoja. Tai iš tikrųjų, taip globaliai imant, tas tokios didelės mažos taršos zonos įgyvendinimas, tai yra labiausiai politinės valios klausimas ir ar yra kažkoks, kaip pasakyti, atsakingas asmuo politikas, kuris galėtų prisimti norą kažką keisti ir nuvestų miestą link to. Dėl paties įgyvendinimo ir sėkmingo funkcionavimo tiesiog svarbu yra užtikrinti visas kitas alternatyvas, kaip jūs ir minėjote, viešai transportą, pėsčiųjų ir dviračių tinklą, universalų dizainą, saugią tą aplinką. Tai iš tikrųjų pasiruošus, suteikus tinkamas alternatyvas, kai žmonės galbūt nebūtų linkę taip savaime išlipti iš automobilių ir perlipti į tą viešąjį transportą ar važiavimą dviračiais ir panašiai, tos mažos zonos įdiegimas tiesiog yra dar viena iš paskatų, kaip pasakyti, pakeisti tuos savo keliavimo įpročius ir kaip atsisakyti automobilio ir išnaudoti tas galimybės judėjimui miesto centre, kurios yra tiesiog tinkamesnės miesto centrams, senamiesčiams, turistų traukos centrams arba tankiai apgyvendintoms teritorijoms ir panašiai. Tai jo, iš tikrųjų čia yra toks valios klausimas ir ar kažkas nori rizikuoti kažką, nes iš tikrųjų, man atrodo, ar tik ne Bogota yra tas pavyzdys, kai meras tiesiog nusprendė, kad mes taip padarysime, visi sakė, kad čia didžiulė rizika tavo politiniai karjerai ir panašiai, niekas čia nepriims, visi bus prieš, bet įgyvenint tos ribojimus ir tikrai visi patenkinti yra tiesiog nerealus sėkmės pavyzdys. Ir dabar dauguma miestų seka tuo pavyzdžiu, to mero pavyzdžiu, kad reikia nebijoti tam tikrų sprendimų. Svarbu, kad tie sprendimai iš tikrųjų būtų kaip tinkami miestui, parinkti tinkamai, būtų įgyvendintos tos priemonės, kurios padėtų tiems ribojimams veikti tinkamai ir kad žmonėms nebūtų sudaromos tiesiog, kaip pasakyti, trikdžiai atvykti, o tiesiog sudaromos sąlygos kitaip atvykti ir kitaip judėti. Na, iš tiesų, turbūt to vieno tobulo sprendimo visiems miestams nėra. Bogotos pavyzdžiui, žinau, kad buvo investuota į labai didžiulę dviračių takų infrastruktūrą kaip alternatyvą, sukuriant patogią dviračių takų infrastruktūrą, tada turbūt su gyventojais yra lengviau kalbėtis apie mažos taršos zonas, ar ne, ką mes šiek tiek jau ir kalbėjome. Na, mūsų laida jau atėjo į pabaigą, bet aš noriu labai padėkoti pašnekovams, kurie sutiko šiandien su mumis pasikalbėti. Primenu, kad šiandien kalbėjomės apie mažos taršos zonas ir su manimi kalbėjosi UAB Gaučia ir Ko architektė, darnaus judumo ekspertė Marija Frolova, Susisiekimo ministerijos ateities susisiekimo politikos grupės patarėjas Kęstutis Vanagas ir Trakų rajono savivaldybės administracijos aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Šarūnas Žukauskas. Ačiū Jums labai už pokalbį, ačiū klausytojams, kad buvote su mumis ir iki kitų susitikimų.